Tai Neringa, ką tik dalyvavai mūsų pasibandyme, mūsų juodraštiniai versijoje to, ką mes norim padaryti birželio 21-22 dieną su Vilniaus mokyklų pavaduotojais. Ir tu buvai vienoje iš 3 sesijų, savęs pažinimas per ritmą. Tai kas vyko ir ką tu iš to pasiemi? Oi, čia šitokie mokymai, pirmiausia, tai mokymo forma labai iš tikrųjų sujaudina, nes buvo sukurtas nereali tokia aplinka draugiška, kur gali atsiverti, kur gali viską kalbėti, ką nori, nieks tavęs nevertina, nieks tavęs nekritikuoja. Tiesiog aš tai asmeniškai pasijutau labai žmogumi, vat labai. Netgi nenoriu pasakyti, kad kažkas kokia tai pavaduotoja ar dar kas, nors man iš apskritai tas žodis pavaduotoja yra labai toks įdomus. Manyčiau, kad jau pats laikas 21 amžiuje surasti kitą mūsų funkcijų pavadinimą, nes, mes kaip pavaduotojos tai darome daug kitokių dalykų ir tiesiog tradicija yra žodis pavaduotoja, o čia pirmą kartą pasijutau žmogumi. Ir dar noriu pasakyti, kad visai nesenai buvau skaičiusi Švietimo ir mokslo ministerijos parengtus tokius naujas gairės mokytojų pedagogų rengimo kvalifikacijos kursams ar kažkokiam pertvarkom. Atsiprašau, čia labai daug mūsų. Tai aš tada žiūriu, kad ten yra vienas iš tų žodžių apie emocijas, apie jausmus, apie savijautą ir galvoju, kaip čia jų išmokti man, pavyzdžiui, žmogui, kur jau 25 metai dirbau švietimo sistemai, kaip man išmokti naujų emocijų ir kas čia yra. Tai dabar aš jums galiu pasakyti, kad tai galima padaryti labai greitai, per 2-3-4 valandas, jeigu procesas suorganizuotas. Mes porą dienų planuojam. Dar geriau. Tada tikrai pajausim, nes mes tik išbandėm turbūt. Aš taip suprantu, kad čia buvo toks patestavimas, ar tai veikia. Tai tas testas suveikė? Suveikė 129%. Va, yra 10 valanda vakaro, aš važiuoju ir dabar galėčiau 6 pamokas mokykloje dėstyti, galėčiau pasikalbėti su visais mokytojais, galėčiau drąsiai stovėti prieš direktorių, galėčiau, tiesiog, netgi pabūti mokyklos sargu ir dar turėčiau jėgų visam kam. Dėkui, Neringa. Dėkui.